Sport interviu. Pradėjau sportuoti, nes močiutė nuvedė. Šiaip į paprastą būrelį, kadangi šiaip pamatė, kad mergaitės ten sportuoja ir tiesiog nuvedė. Kad kažkokį užsiėmimą turėčiau ir tiek. Žaidi kairę ranką, ar tai yra pranašumas? Jo, Lietuvoje tai tikrai yra pranašumas. Ir šiaip sako, kad kairiarankiai visur geresni sporte. Bet dabar pasaulyje jų labai daug. Koks būtent pranašumas? Šiaip gal, toks stilius kitoks visą laiką, jaučia geriau kamuolį kairiarankiai. Retkarčiais treniruoji su Rūta Paškauskiene, Europos čempione. Kuo ypatingos treniruotės su ja? Su ja tai vien dėl to ypatingas, kad ji daug pataiko ant stalo. Šiaip yra labai greita, o Vilniuje tokių žaidėjų tikrai nėra. Ar esi nors kartą laimėjusi mačą arba setą prieš ją? 2 setus esu laimėjus, bet daugiau ne. Galbūt galėtum papasakoti kokį nors kuriozišką įvykį? Ja, vieną kartą buvo, kai buvom jaunutės ir žaidėm komandinės prieš Čekės ir triuškino mus tenais jau kaip ir 2-0 buvo ir ėjom žaist dvejetą, irgi triuškino 2-0 ir mano komandos draugė tiesiog mušė iš visų jėgų kamuoliuką ir tiesiai priešininkai į akį. Ir tada mes sugebėjom visą susitikimą laimėti 3-2. Tai traumavot varžovę? Taip, jinai kaip ir apsiverkė, bet nemanau, kad ten kažką lėmė. Tiesiog mes susikaupėm labiau ir tiek. Ar turi sportininko idealą? Taip, turiu. Alekna. Ir kokios jo savybės tave žavi? Mačiau, kaip jis treniruojasi, jis tikrai daug treniruojasi ir kaip manau, tokio amžiaus žmogus tikrai tiek metų sportuodamas nemeta, tai man čia yra pliusas kažkoks. Ar save laikai emocinga žaidėja? Jo, tokia, aš mėgstu kovoti, esu kovinga tiesiog. Tai trukdo ar padeda? Padeda man. Man tai pliusas. Atstovauji Vokietijos klubui, galėtum plačiau papasakoti apie Vokietijos čempionatą ir savo komandą? Mano komanda yra labiau mėgėjiška, nes visos vyresnės už mane, jos gal 34 metų visos bendrai sudėjus, mažai treniruojasi, bet turi didelę patirtį žaisti už komandą. O pačiai įsiliejau gerai komandą, kitais metais vėl žaisiu, tai manau smagu. Ar dažnai tenka važiuoti į Vokietiją? Dažnai 2 kartus į mėnesį kažkur važiuoju. Tai tavo pirmasis klubas? Ar yra Ne, jau gal 5, 6. Galėtum palyginti treniruočių sąlygas Lietuvoje ir užsienyje? Užsieny geresnės, kiek galiu pasakyti, bet čia žiūrint nuo klubo. Kai žaidžiau Čekijoje klube, tai buvo idealios sąlygos treniruotis, nes komanda buvo jauna, kiekvieną dieną treniravomės. Dabar tai nėra ypatingos sąlygos Vokietijai treniruotis. Artėja pasaulio čempionatas. Kiek toli gali ten eiti? Tikiuosi kvalifikaciją praeiti, bet tai irgi yra labai sunku. Koks įsimintiniausias tavo karjeros mačas? Dabar net nežinau. Gal Europai paskutinį. Dėl patekimo į pagrindinę lentelę. Nes toks mačas buvo labiau nei viena, nei kita gerai nežaidėm. Abi nervavomės, abi stresavom ir tiesiog. Didžiausia karjeros pergalė? Tai bus va šita pergalė prieš Slovėniją Europos čempionate. Žaidėjai olimpinėme atrankos turnyre, tačiau į olimpiadą prasibrauti nepavyko. Kaip vertini galimybes patekti į 2016 olimpiadą? Mus treniruojasi daug, bet neaišku, ar čia įmanoma patekti, bet manau, svajonė mano bandysiu įgyvendinti, bet sunku. Ar Lietuvoje be Rūtos tau yra lygiaverčių treniruočių partnerių? Lietuvoje kaip ir nėra. Treniruojasi su berniukais, vaikinais. Merginų kaip ir nėra. Kiek metų užsiėmi stalo tenisu? 13 metų.